Sveiki visi! Šiandien aš jums parodysiu, kaip instaliuoti modą ant 0.3x versijos. Užeiname į savo internetą ir pradėkit sekti mane. Ir paleisiu jums muzikėlę. Ir va mes priėjom prie Dovant ir paspaudžiame ir tada jums išeina va toks. Šitas saitas bus pas mane ten. Nu, žinot, ten kur viskas. Apačioje bus. Tada ir vėl paleidžiu muzikėlę. Ir mes užėjom. Ir va matote, čia reklama, paspaudžiate X. Čia matote viskas. Tada užeinate į GTA San Andreas. Tada varote į apačią ir matote čia GTA San Andreas. Paspaudite bet kokį savo norimą. Bet kaip aš mėgstu mašinas. Tai aš pasiėmiau mašinas geriau, nes man nedomė mašinas, tai kažkas daro. Kai visada sakoma, kad BMW būna geriausia. Ir pasiėmam BMW. Na, jeigu jums negraži BMW, paimkit kitą. Pavyzdžiui, tokia negraži BMW. Kokią reikia gražią, tokį išrinkti, ne? Ir kad būtų viskas ok. Pavyzdžiui. Va tokia tai cool. Šitą man patiko. Ir atsisiunčiame. Kol atsisius, paleidžiame muzikėlės. Ir va, mes pagaliau atsisiuntėm ir dabar mes matome šitą. Pasidarom čionai. Tada galite uždaryti viską, kai atsisiunčias va šitas dvi. Bet aš atsisiunčiu mašiną, jūs galite bet kokį. Užeiname į San Andreas Mod Installer. Tada paspaudžiame OK iškart. Juos skaitėm. Tada install modą. Ir tada va čia bus va taip. Ir čia jeigu bus va toks direktorių blogas, ne,
Tai jūs paspaudėt browse iš ten, kur jūsų SAN adresas įdėtas. Tada paspaudėme ant browse ir užeiname ten, kur modas mūsų. Mes šiandien, tada spaudžiame continue. Tada viskas taip hup. Ir čia parodo Buffalo. Gerai, pasivadinam Buffalo. Ir viskas. Ir dabar laukiam. Ir kaip matote, modas instaliavosi ir paspaudžiate Enter, Exit. Ir viskas. Dabar jūs galite ramiai sužaisti, gražiai, gerai ir linksmai. Viso gero. Su jumis buvo Edvinas ir kita laida bus apie kaip instaliuoti kažką. Ar aš dar pagalvosiu ką. Tai viso gero, žiūrovai mano.